Sveiki! Šiandienos tema – kaip neapsigauti renkantis specialistą, kokie signalai mums rodo, kad nereikėtų lankytis pas tam tikrą specialistą ar nereikėtų pas jį grįžti, koks elgesys signalizuoja neprofesionalumą ar net tam tikrą pavojų. Tai šį kartą kalbėsime apie specialistus, kurie yra susiję su ezoterika, bioenergetika, intuicija. Į šią grupę žmonių įeina giduoliai įvairūs. Tai tiesiog šiek tiek sudėtinga juos visus kažkaip apibūdinti vienu žodžiu. Galbūt sakyčiau su energija. Šiandien kalbėsime apie su energija dirbančius specialistus. Ko gero tai būtų tiksliausia. Aš taip pat esu runų skaitytoja, teikiu intuityvę pagalbą, astrologinę pagalbą. Tai pirmiausia pradėsiu nuo tokių labiau akivaizdžių dalykų ir vėliau keliausime į galbūt tuos, apie kuriuos mažiau žmonės susimąsto ar ne taip atkreipia dėmesį. Pirmiausia, prieš kreipdamėsi į specialistą, ko gero, jį pasigūgliname arba nueiname į socialinius tinklus, pažiūrime, koks turinys yra, kiek sekėjų turi, paskaitome atsiliepimus. Tai vienas iš tokių dalykų, kuris yra gal pakankamai akivaizdus, bet sakau, noriu paminėti ir tokius, nes tikrai ne visi žmonės pagalvoja apie tai sekėjų skaičius. Tai sekėjų skaičius dar nėra viskas. Jis gali rodyti, kad tai yra geras specialistas, bet gali to ir nerodyti. Nes sekėjų skaičius turinys dažniausiai būna susijęs su geru marketingu ir žinojimu, kaip pritraukti žmones, kokius tekstus rašyti, kokią reklamą paleisti. Ir reikia atsiminti, kad sugebėjimai, žmogaus talentas, įdirbis, turiu omeny įdirbis būtent jo darbo sferoje, ne marketinge, ne socialiniuose tinkluose, nelygus sugebėjimams. Ir sekamumas žmogaus, populiarumas taip pat yra nelygus sugebėjimams. Daugelis žmonių, kai nueina į socialinius tinklus, labai dažnai pamiršta, kad ypatingai po didesniais profiliais slepiasi ne kažkoks vienas žmogus, bet dažniausiai komanda, marketingo specialistai, reklamos specialistai, įvaizdžio formuotojai. Kitas antras dalykas tai atsiliepimai. Šiais laikais atrodo, kad visi specialistai turi gerus atsiliepimus, tai dažniausiai atsiliepimus rašo žmonės, kurie būna tik labai patenkinti kažkokią paslaugą. Nesakau, kad visą laiką, bet dažniausiai. Arba kitas variantas būna tada, kai žmogus labai nepatenkintas paslauga, tai kai ten apgavo, kažko nepadarė. Tai šios dvi grupės žmonių yra tos, kurios labiausiai linkusios rašyti atsiliepimus arba labai patinka ir nori atsidėkoti, nori gerą žodį pasakyti, arba buvo kažkas iš tikrųjų labai blogai, jeigu žmogus gauna kažkokią tai paslaugą, konsultaciją ir po jos jaučiasi, kad, ką žinau, kažkaip nebuvo blogai, bet, nežinau, nieko ir gero. Dažniausiai ta grupė žmonių labai retai rašo atsiliepimus. Ir aš pati netgi iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad jeigu pasirenku kažkokią paslaugą ir ji buvo atlikta, viskas buvo padaryta taip, kaip buvo prašyme, bet tiesiog gal nebuvo tokios kokybės, kurios tikėjausi, arba kažkuo minimaliai mane nuvylė, aš taip pat nesu linkusi rašyti blogo atsiliepimo, nes visą laiką galvoju, gal čia taip man tik pasitaikė, gal kitą kartą bus geriau, ką aš čia juodinsiu tą žmogų, vis tiek savo darbą atliko. Tai jei paslaugos teikėjas yra žmogus, kuris nėra apgavikas, nėra šarlatanas,
bet galbūt neįtin gerai padaro savo darbą, natūralu, kad toks žmogus gali turėti savo profilyje vien tik gerus atsiliepimus, nes vis tiek iš visų tų žmonių atsiras žmonių, kuriem labai patiks. Nes visi žmonės skirtingi, vieni turi aukštesnius lūkesčius, kiti žemesnius lūkesčius. Tai vis tiek atsiras tokių, kurie įvertins labai gerai tą darbą. Tai atsiliepimus pasiskaityti yra gerai tam, kad žinoti, kad žmogus nėra visiškas apgavikas, tačiau ką noriu pasakyti, kad atsiliepimai nėra viskas. Trečias punktas – tai bendravimas žinutėse. Nors ne visada galima spręsti apie specialistą, apie jo paslaugas iš bendravimo žinutėmis, tačiau labai dažnu atveju tai gali būti indikacija apie paslaugų kokybės, apie žmogaus norą padėti, jo norą tiesiog gerai padaryti paslaugas, indikacija apie suinteresuotumą klientų. Žinoma, visko būna, kartais būna, kad ten be šypsenėlio atrašo, kažkaip piktai atrašo ir galų gale visi esame žmonės ir pasitaiko ir blogų dienų gyvenime ir kažkokių tai liūdnų nutikimų ir visko būna. Bet pavyzdžiui, parašote, paklausėte kažkokio klausimo ir atrašo taip labai sausai, jeigu nesidomės jūsų situacija, prieš užsisakant paslaugą. Aišku, ne kiekvienai paslaugai reikia to. Kartais būna tokių paslaugų, kur tiesiog, nereikia kažkokio tai konteksto suteikti. Tai tų pavyzdžių gali būti labai daug, nesismulkinsiu gal per daug, kad šis epizodas labai neužsitęstų, tiesiog noriu pagrindinę mintį perteikti, kad reikėtų atkreipti į bendravimą žinutėse, ar žmogus atrodo suinteresuotas klientų, ar paklausia po paslaugos, ar patiko, ar nepatiko ta paslauga, ar jaučiasi kažkoks rūpestis, ar palinki, gražaus savaitgalio atsisveikinant. Aišku, nebūtina tie visi mandagumai, bet tiesiog toksai bendras jausmas, nes jeigu to visiškai nėra ir žinutės labai šaltos, tai sakau, ne visada, bet dažnu atveju tai gali būti indikacija žemesnės kokybės paslaugų. Ketvirtas punktas. Tai žmonės, kurie dirba su užkeikimais, su tam tikros tamsios energijos pritraukimu, su meilės burtais, su pinigų ar meilės pritraukimu, kažkokiu tai dirbtiniu priviliojimu tam tikros energijos. Tai jeigu žinote, kad galbūt jūs ir nenorite tos paslaugos užsisakyti, bet jeigu tas žmogus dirba su tamsia energija, tai ko gero tiesiog tame žmoguje jau yra šiek tiek tos tamsos ir automatiškai jūsų paslauga, jūsų skaitimas, ar tai būtų reiki seansas, ar tai būtų taro kortų skaitimas, visai nesvarbu. Tai rodo, kad jeigu jau žmogus jau dirba su tamsesnėmis energijomis, tai kad dažniausiai tiem žmonėm yra sunkiau užmegzti ryšį su šviesesnė, su aukštesnės vibracijos energija. Ir tai rodo, kad jūsų skaitimas irgi gali nukentėti ir tokiame skaitime gali būti daugiau tamsesnės energijos arba kažkokie tai neįtin geri patarimai. Kodėl užkeikimai yra tamsi energija, manau, kad net ir pasakoti nereikia, tiesiog tai yra linkėjimas kažko tai blogo kitam žmogui, kas natūralu yra labai žemai vibracija. Dabar, kodėl yra blogai, jeigu žmogus dirba su meilės ar pinigų burtais? Tai meilės, paimkim meilę kaip pavyzdį. Meilės pritraukimas yra pritraukimas prieš kito žmogaus valią. Nes jeigu žmogus norėtų būti kartu, tai jis ir būtų. O jeigu tą meilę reikia kažkaip tai dirbtinai pririšti, tai reiškia, kad tas burtas arba kažkoks tai ritualas veikia prieš kito žmogaus valią. Tai, kas vyksta prieš kito žmogaus valią, automatiškai yra labai žema, labai sunki, tamsi energija.
Taip pat ir su pinigais. Geriausias būdas, kaip privilioti pinigus į savo gyvenimą gausą, tai dirbti su savimi, dirbti su savo kažkokiamis tai traumomis, blokais. Nieko blogo nėra kažkokią tai paslaugą užsisakyti susijusią su pinigais ar gausa. Nes pavyzdžiui, net ir aš tikrai, jeigu žmogus pas mane ateitų ir paklaustų, kokia kryptimi man eiti, ką daryti, kad pas mane gyvenime atsirastų daugiau pinigų arba kad aš pašalinčiau kažkokius tai vidinius blokus. Tai su tuo nieko blogo nėra, nes toks klausimas eina iš geros intencijos, iš gausos intencijos, iš noro tobulėti. Bet kai specialistas dirba su pinigų burtais, ta prasme, kad žmogui nieko nereikia daryti, nei tobulėti, nei gilintis, bet kažkokį padaro kaip vos ne užkeikimą, kad gautų tiesiog per prievartą, nepaisant visatos dėsnių, tai tada jau būna žema energija ir tie pinigai atėję dažniausiai ateina su kažkokiamis tai tamsiomis energijomis. Tai žodžiu, bet kokios paslaugos, kur žmogus žada, kad privilios ten meilę, sveikatą, turtus be jokių jūsų pastangų, be jokio darbo su savimi, tik kažkokio tai užkeikimo ar burto pagalba, tai yra raudona vėliavėlė, kad reikėtų vengti tokio žmogaus. 5. Raudonoji vėliavėlė, tai jei specialistas siūlo kažką padaryti kitam iš kabutėse geros valios arba spręsti kito žmogaus problemą. Tarkim, atėjote jūs į ten skaitymą, kažkokią tai konsultaciją ir jei specialistas sutinka arba netgi pats sako, kad gal reikėtų čia paspręsti ten, nežinau, kažkokio tai giminaičio vyro problemas, duokit man ten jo, nežinau, kažkokią informaciją, aš ten, žodžiu, viską padarysiu, nors ten to žmogaus sutikimo net nėra ir tas žmogus gal net nežino apie visą tai. Tai taip pat turėtų būti, tai yra raudona vėliava, kad reikėtų vengti tokio specialisto, nes žmogaus laisva valia yra labai svarbus dalykas ir žmonės, kurie dirba su šviesesne energija, su angeliška energija, su aukštesnėmis visatos vibracijomis, jie visada labai gerbia laisvą žmogaus valią. Ir kai žmogus nesutinka kažko daryti arba net nežino, kad jam kažkas tai yra daroma, tai yra labai stiprus valios pažeidimas. Ir kai kurie žmonės sako, bet taigi aš čia iš geros valios noriu, aš noriu, kad tam žmogui juk būtų geriau, kad pasveiktų. Nesvarbu, bet tai yra jūsų valia, ne to žmogaus valia. Pats žmogus turi norėti kažką tai keisti ir be to, kai ateiname į šį gyvenimą, mes atsinešame kažkokias tai pamokas, kurias mūsų siela nori išmokti, kažkokią tai karmą, netgi sunkumus, kurie, per kuriuos mes sutikome eiti šiame gyvenime. Ir toks kabutėse iš geros valios padėjimas kitam žmogui be to žmogaus noro, be sutikimo, yra pažeidimas visų tų dalykų, nes žmogus gal siela pasirinko eiti per tam tikras pamokas, per iššūkius ir jūs atimate galimybę tam žmogui eiti savo sielos keliu. Kita vertus, taip pat yra ir neetiška atskleisti kito žmogaus duomenis ir naršyti po kito žmogaus gyvenimą, energiją be sutikimo. Tiesiog įsivaizduokite, jeigu jums kažkas taip darytų, tai ko gero tikrai būtų nemalonu ir nenorėtumėte. Atsiminkime, kad kiekvienas žmogus turi teisę į privatumą, į laisvą valią ir tokie, kabutėse, gero linkinti specialistai dažniausiai ne apie gerą yra. 6. Raudona vėliavėlė, tai specialistas, kuris sako, tau būtinai reikia, tau būtinai kažko reikia, nors sakai, kad nenoriu. Tai vėlgi yra laisvos valios pažeidimas, bet toksai labiau jau tiesioginis.
Na, pavyzdžiui, tikrai esu girdėjus panašių istorijų, kur, tarkim, žmogus net nesikreipia jokiai paslaugai, bet specialistas pats, nežinau, ar čia specialistų galima vadinti, bet, žmogus užsiemantis tam tikromis ezoterinėmis paslaugomis prieina ir sako, tau būtinai, žinok, reikia, aš jaučiu, kad tau reikia. Tai jeigu jūs pats ar pati nejaučiat, kad jums reikia, tai vadinasi, jums ir nereikia. Čia toksai bandymas arba išpešti pinigų, arba, jūsų energiją pasinaudoti. Tiesiog, net nežinau, ar čia verta daugiau komentuoti šitą faktorių, bet jeigu jūs nenorite, tai jums ir nereikia. Kita raudona vėliavėlė, tai ši vėliavėlė, ko gero, gali pasirodyti tik jau apsilankius pas specialistą. Tai kai žmogus teikia informaciją, kuri visiškai niekaip nepadeda, neveda prie jokio veiksmo ir tik išgąsdina. Arba informacija, kurios neprašėte, tai, kaip pavyzdys būtų, jūs nuėjote dėl santykių kažkokios tai analizės ir jums sako, žinokit, močiutė tuoj mirs, jūsų ilgai negyvens, blogai. Ir tokia, jeigu informacija pasako ir jokio sprendimo nėra, tiesiog numeta faktą kažkokį, kuris kelia baimę, nerimą, kažkokį tai išgąstį, susirūpinimą. Jūs neprašėte nieko apie tai kalbėti ir net neduoda jokio sprendimo arba ką jūs galėtumėte dėl to padaryti. Tai tokie žmonės vėlgi rodo, tai yra indikacija, kad žmogus dirba su tamsia energija, su žemesnėmis vibracijomis ir jie tam tikrą prasme minta iš tokios baimės, iš nerimo žmonių ir, tiesiog reikia vengti tokių specialistų. Tai nesakau, kad visi skaitimai arba konsultacijos turi būti tik pozityvus. Tikrai ne. Aš ir pati savo darbe kartais būna, kad pasakau negatyvių dalykų, bet tie negatyvūs dalykai būna apie tai, ko žmogus klausė ir dažniausiai realiai praškai visada su kažkokia intencija, kad yra taip, bet tu galėtum padaryti šioje situacijoje taip ir taip. Arba, artėja, tarkim, tau sunkus laikotarpis astrologiškai, bet šią energiją galėtum nukreipti per didesnį susikoncentravimą į darbą arba per prioritetų išsigryninimą savo gyvenime. Gal tau tie sunkumai yra tam. Žodžiu, jeigu specialistas informuoja apie kažką tai neigiamo arba keliančio baimę, tai jis tada turi ir pasiūlyti kažkokią išeitį arba bent jau pasakyti, kodėl tie įvykiai taip vyksta. Kita raudona vėliavėlė arba signalas, kad nereikėtų rinktis tokio specialisto, tai išėjus arba pabaigus konsultaciją, skaitimą, analizę, kas tai bebūtų, kažkokį tai gydymą, atsiranda daugiau baimės, nerimo ir tiesiog negatyvių jausmų. Tai žinoma, ne visą laiką viskas yra pozityvu, ypatingai jeigu kalbame apie kažkokias tai praktikas, kurios labiausiai dirba su traumomis, tai gali iškilti tų negatyvių jausmų ir viskas su tuo yra gerai, gali ten iškilti baimė, gali iškilti nerimas, įvairiausių praktikų metu tai yra natūralu. Bet apie ką aš turiu omenyje, tai išeinate arba pabaigėte su daug baimės, su nerimu, su dideliu negatyvumu. Jei emocija eina per seansą, tai pavyzdžiui, seanso metu baimės kažkokios išeina, ašaros išeina, tai natūralu, tiesiog reiškiasi emocijos. Bet jeigu tie jausmai tik stiprėja,
baimė tik stiprėja, nerimas tik stiprėja, tai yra ženklas, kad kažkas yra negerai. Arba jūs be reikalo prigąsdino, arba nedavė kažkokių tai išeičių, nuorodų, arba tai yra su negatyvia tamsia energija dirbantis specialistas, kurio galbūt reikėtų vengti. Kitas raudonas signalas arba vėliavėlė būtų, jei specialistas sako, kad turi būtinai vėl apsilankyti, tu privalai, čia šiek tiek primena jau prieš tai buvusi vieną iš punktų, bet jeigu jūs įtikinėja, kad jūs turite kažką tai daryti, turite vėl grįžti po kažkiek tai laiko, tai jau yra ženklas, kad bandoma tiesiog išvilioti dažniausiai jūsų pinigus arba kažką padaryti, prieš jūsų valią, tarsi jūs nuteikti arba įtikinti kažkuo. Aišku, yra terapijų, yra seansų, kur naudinga juos kartoti, naudinga juos daryti, bet jūs turite norėti tai daryti. Žinoma, specialistas gali sakyti, aš rekomenduočiau, jeigu jūs paklausėte, bet jeigu jaučiate, kad jūs įtikinėja, tai jau yra blogas ženklas. Ir galiausiai, jeigu jaučiate, kad jums trūksta energijos arba jaučiatės labai išsekę po seanso, po konsultacijos ir ypatingai jeigu dažnai lankotės ir pastoviai labai išsekę, taip pat tai yra blogas ženklas. Kaip sakiau, būna išimčių, ypatingai jeigu, tarkim, su traumomis dirbote seanso metu arba kažkokia labai neigiama energija išeidinėjo iš jūsų. Būna kartais toksai natūralus nuovargis paprasčiausiai. Bet nuovargis, manau, nėra kažkas tai blogo. Aš labiau kalbu, kai jaučiatės tokie išsisunkę visiškai vidumi, atrodo, nebeturite visai energijos. Tai toks stiprus nuovargis, ypatingai, sakau, jeigu po kiekvieno seanso tai yra, tai indikuoja kažką dažniausiai nelabai gero. Tai tai toks mano sąrašiukas, manau, kad tikrai būtų galima dar prie jo kažką tai pridėti, tai jeigu turite kažkokių tai minčių, pasiūlymų arba turite kuo pasidalinti iš savo patirties, tai galite rašyti komentarą, labai, tiesiog aš džiaugiuosi visą laiką, kai kažkas pakomentuoja, tai nesidrovėkite. Ir tikiuosi, kad nors ir galbūt ne visai pilnas, bet kad šis sąrašiukas kažkam tai padės. O jeigu jaučiate trauką ar tai astrologiniai konsultacijai, analizai, ar runų skaitimui, jeigu jaučiatės pasimetę gyvenime, jaučiate kažkokį tai nerimą, baimę, ar, pavyzdžiui, jaučiatės užstrigę kažkokioje vienoje situacijoje, nežinote, kokį kelią rinktis, kokį sprendimą rinktis, ar tiesiog kamuoja kažkoks neužtikrintumas, tai primenu, jog aš atlieku astrologinės analizės, runų skaitimus ir daugiau informacijos apie mano paslaugas galite rasti www.julijakazimiro.com. Nuorodą rasite šio video aprašyme apačioje. Jei viduje atsiras vidinis pojūtis, kad norite šių paslaugų, norite mano analizės, konsultacijos ar skaitimo, tai susisiekite ir pabandysime kartu atrasti labiausiai jums tinkantį kelią, sprendimą. Tai atrodo tiek šį kartą ir iki kito karto.